koncentruotai parodysiu dažniausiai pasitaikančias problemas, su kuriomis susidurime, kai tyrime vaikučius. Apskritai anatomija vaikų ir muskuloskelettalinės sistemos yra gan mažai tyrinėta, tikrai labai nedaug straipsnių apie tai, nes poreikis irgi nėra toksai didžiulis. Čia tiesiog anatominis, kaip pasakyti, norma vaikučių 2 mėnesių mergytės, kelios sritis. Jinai tuo metu miegojo, dėl to buvo galima laisvai ją pasižiūrėti. Kaip matote, labai daug kremzlinio audinio. Matosi kaulėjimo branduoliai. Čia yra blauzdikaulis, čia šeivikaulis, dar sėkiai šlaunikaulis ir toliau perinam į kremzlinį audinį. Štai daug distalinė epifizė, visa kremzlinė dalis. Kaulėjimo branduolys ryškėja po truputį. Kitas vaizdas vėlgi. Epifizės kaulėjimo centras pats, aiškiai matosi girnelį išdiferencijuoja. Ir tokiem pacientam tikrai galima laisvai pamatyti kryžminius raiščius, kas yra labai gerai, bet jie nevaikšto, tų traumų nepatiria. Kryžminiai raiščiai, čia ir priekinis kryžminis aiškiai matosi. Daug kremzlės ir ta kremzlė, kaip žinote, mums labai padeda, kiaurai garso bangos pereina ir čia ir mūsų šlaunikaulis kaulėjimo branduolys, girnelė ir blauzdikaulio kaulėjimo branduolys. Vėliau su amžiumi, aišku, jau to kremzlinio audinio mažėja, bet dar mato 3 metų berniuko dar pakankamai visa girnelė kremzlinė. Kaulėjimo branduolio dar nematyti. Skersinėme vaizde šlaunikaulis, sausgyslė keturgalvio, vėlgi užeinu štai ant girnelės ir irgi tokiam pacientui irgi manau, kad galima laisvai tokius kaip ir gilias struktūras, kryžminius raiščius pamatyti. Taip pat ultragarsu ir mano rentgenogramos irgi dažnai matomos štai tokios grinai distalinėse epifizėse, epifizių srityse, kaip pasakyti, hiperechogeniško kontūro deformacijos, bet tai yra visiškai norma variantas, tiesiog po truputį kaulas, kremzlinis audinys kaulėja ir normalios tokios ataugėlis formuojasi ir tikrai nepainioti su patologija. Medialinė dalis, lateralinė dalis, tiesiog kaulinio audinio labai nedaug, jis yra giliai, daug kremzlės. Ir 13 metų, beveik kaip jau ir suaugęs žmogus, matome keturgalvio šlaunies raumens sausgyslę, nedidelis plonas jau kremzlinis audinys virš šlaunikaulio distalinės dalies jau, kaip matot, girnelė praktiškai visa jau sukaulėjusi, kremzlinio audinio jau nebelikę. Ir jau praktiškai mes turime kaip ir suaugusį pacientą. Buvo prieš tai paskaita apie kortikalinius defektus. Taip, mes matome ultragarsu šitos kortikalinius defektus. Tai yra tas pats kaip neosifikuojanti ta fibroma, kurią kalbėjau. Ir ultragarsu mes ją išdiferencijuoti galim pamatyti. Tai yra štai šlaunikaulyje, nes kadangi jos lokalizacija yra grinai kortikalinė dalyje, o pats paviršius kartais būna labai plonai kauliniu sluoksniu padengtas arba tiesiog kažkokio tai fibroziniu ir mes aiškiai matome defektą. Kaip tas ultragarsu atrodo, čia yra tas pats pacientas ir štai matome tokį kaip iškastą kaulo kontūrą, tolygiais, aiškiais kontūrais, iš kelių dalių sudaryta. Čia buvo išilgai, čia skersinis variantas, bet aiškiai viskas, kaip pasakyti, tokia aiški deformacija, irgi jokių problemų nėra. Kitas pavyzdys, 10 metų berniukui, irgi šlaunikaulyje buvo tiesiog echoskopuojant, štai lokalus defektėlis, aiškiais kontūrais, štai matyti ir tikrai kažkokių galbūt detalesnių tyrimų nereikia daryti, štai aiškiai matyti šitas mūsų kortikalinis defektas. Kas vėlgi padeda mums, tai yra tai, kad be abejo nematom aplink jokios uždegiminės reakcijos, jokių kompresijos požymių, kitų pakitimų. Uždėjus ultragarsą, aišku, nebus, tai turiminį Doplerį efektą, nieko irgi nebus jokios kraujotakos žymesnės, tai akivaizdu yra normalus, tiesiog pakitimas, kurį reikėtų nekreipti daug dėmesio. Osteochondroma irgi jau rodytas variantas,
Tiesiog parodysiu keletą kitų pavyzdžių, kaip tas gali būti ir randam irgi vaikams. Aiškus kaulinis kontūras ir štai yra staigiai išdidėjęs deformacija ir atkreipkite dėmesį ultragarsu, kaip aiškiai matosi kremzlinis juodas ruoželis štai šitoje vietoje, būtent ta kremzlinė dalis, dėl ko mes ir vadinam osteochondromą. Ir ultragarsu mes turime ją pamatyti ir vertinti. Aišku, tas kontūras yra netolygus, suveltas. Ir čia pasibaigia. Keliaujam dabar išilgai, irgi kaulinis kontūras. Ir štai mes matom tokį išaugusi, kaip kalafiorą, kaip priedą tokį, irgi su kremzliniu štai viršūnė, aiškiai matoma. Taip pat šitam vaikinui, kur prieš tai matėm su osteochondroma, papildomai buvo dar ir kitų tokių problemų. Čia yra vėlgi mūsų keturgalvio šlaunies raumens vieta. Ir šitoj vietoj buvo pacientui anksčiau hemangioma, didžiulis kraujagyslinis darinys. Ir tiesiog šiuo metu liekamieji tokie reiškiniai, bet ultragarsu, tiesiog dar galima pamatyti keletą tokių likusių patologinių kraujagyslių. Šitoje vietoje tikrai neturėtų būti jokios, kaip pasakyti, ženklesnės kraujotakos, o čia mato tokias plačias venas, malformacinės venas. Ir spausdinėjimo metu mes galim fiksuoti tokią lėtą labai kraujotaką. Žodžiu, dar tokie liekamieji reiškiniai po tos hemangiomos. Kiti pavyzdžiai, 27 metų profesionalus šokėjas irgi kaip aiškiai matomas ataugėlė, išaugėlė pavadint, viršūnė irgi štai matome su kremzliniu apvadėliu. Ir čia mes turime orientacinį šlaunikaulis, blauzdikaulis ir tiesiog važiuojant, blauzdikaulio štai srityje, štai iššoka darinys. Tai tiesiog visą laiką, dėl ko reikia standartizuotai žiūrėti visą laiką kelio sąnarį, dėl to, kad čia praktiškai yra atsitiktinis radinys, pacientas gali ir nieko nesiskųsti. Šiuo atveju jisai skundėsi, aišku, bet galima atsitiktinai rasti tokį nedidelį visą osteochondromą. Patelų tikrai jau matėte ne vieną kartą, patela bipartida žiūrėta, tiesiog vėlgi kitų tokių variantų, kaip dar gali kitaip atrodyti patela bipartida. Štai mūsų girnelė ir aiškiai matoma sinchondrozinė jungtis, atskiras branduolys. Dar vienas irgi ultragarsu, gan retai matomas osteochondropatija, tiesiog prieš tai mes šnekėjom daug apie ausgušliaterį, bet kitoje vietoje osteochondropatija, būtent girnelės viršūnė, jinai turi savo tokį atskirą klinikinį irgi pavadinimą, Sinding-Larsen-Johansson liga, bet vaizdas iš tikrųjų yra tikrai labai panašus. Ir kaip tai atrodo ultragarsu, mes turime vėlgi girnelę ir girnelės viršūnė, jinai yra vėlgi su veltais kontūrais, pasireiškia tam tikra kartais fragmentacija, štai matome atskiri tokie kaulėjimo branduoliukai, vėlgi audinių yra per daug, taip pat vėlgi lokali yra hiperechogeniškas riebalinis audinys, tai rodo irgi lokalų uždengimą. Ir štai šita vieta ir uždėjus, aišku, kraujotaką mes matome, kad gan intensyvi kraujotaka, aišku, čia pacientui jam skaudėjo. Čia kairėje pusėje ir dešinėje pusėje dar labiau yra išreikšta, žodžiu, abipus simetriškai. Štai matosi atskiri kaulėjimo branduoliai. Matosi, kad jie tokie pusiau atskiri, pusiau prilipę ir irgi taip pat irgi dešinėje pusėje be galo išreikšta kraujotaka insercijos vietoje. Bus ta osteochondropatija arba šliateris irgi jau kalbėta nemažai, tiesiog kartais galima bandyti įvertinti tą kaip pasakyti, kada ultragarsu spręsti, ar čia jisai jau patologinis ar nepatologinis, tie branduoliai, ar jie normalūs ar nenormalūs. Siūlyčiau, kaip pasakyti, vertinti, naudoti tam tikras orientacinius, kaip pasakyti, rodmenis, kaip čia įvardinsi, kuo branduolių mažiau, kuo tie branduoliai yra lygesniais kontūrais, tai akivaizdu, kad tas procesas yra ramesnis. Ir štai šitoje vietoje mes matom, kad branduolys, jisai sudarytas iš kelių vietų. Jeigu mes jį išdidinam,
vaizdas toksai, kad netgi tas pats kaulėjimo brandulys, jisai skyla per pusę ir akivaizdu, kad šita pusė, kaip pasakyti, gauna didesnį krūvį ir didesnės traukimo virškrūvio pasiekoje tas brandulys net jisai pradeda skilt. Gaunasi savotiškai stresinis lūžimas šito brandulio. Na, magnetinio rezonanso metu, aišku, mes matom lokaliai riebalinio audinio uždegiminius pakitimus, brandulius ir taip toliau, ultragarsu. Pavyzdys būtų dešinėje pusėje mes matome štai daug kremzlinio audinio, tai yra normalu, tai yra proksimalinė epifizė blauzdikaulio ir čia yra būtent ta vieta, kur tvirtinasi štai mūsų girnelės sausgyslė. Brandulys, matote, jisai gan vientisas ir aš kaip visą laiką siūlau, visą laiką stebėti yra tokia menama linija, ne, palei kremzlinį audinį, jeigu viskas po šitą liniją pasislėpia, vadinasi tikrai, kaip pasakyti, procesas nėra ūmus, reikia ramiai pralaukti. O štai kitoj pusėje, tam pačiam mūsų berniukui, čia jeigu susistabdom, kreipkite dėmesį, štai šitoj vietoj tas brandulys, jis yra per vidurį, tartum toks savotiškas, kaip ir sakau, skilimas, kaip kiaušinis lūžtų per vidurį. Ir aišku, jam šita vieta yra daug skausmingesnė. Ultragarsu atrodo irgi, nu, kaip pasakyti, baisiau. Kiti pavyzdžiai, vėlgi kitam vaikinui, vėlgi absoliučiai normali pusė. Irgi neišsigaskit štai tokio didžiulio kremzlinio audinio, kaip pasakyti, sankaupos, tai yra irgi absoliuti norma, normaliai atrodantis kremzlinis audinys. Ir kitoj pusėje mes matome pakitimus, šiurkštumos pakitimus, gausus kaulėjimo branduoliai, bet vėlgi vedant tokią menamą liniją, lyg šiek tiek kertasi su ta linija, bet kol kas viskas savo vietoje. Iš šiekštų pakitimų pasiekoje tie branduoliai tiesiog išlenda už tos linijos, jie tada jau darosi, didesnė tikimybė, kad jie darosi laisvesni. Aišku, problema šitam kelyje. Taip, buvo atėjus mergaitė, irgi 11 metų, kaip mato, čia šokiai, dziudo visai labai intensyviai ir be kažkokių didesnių nusiskundimų, bet radiniai tikrai labai įdomus. Mes turime šiurkštumą ir mes turime štai šitoje vietoje papildomą kaulinį kontūrą. Vaizdas tai atrodo toksai, lyg buvo kažkada trauma ir buvo tiesiog, tokia antkaulio kaip avulsija, grinai, taip atrodo pakeltas antkaulis, bet jinai kažkokios ryškesnės traumos neprisimena, kad jie ten skaudėtų. Bet ultragarsu vaizdas, sakau, tipinis, kaip po avulsinio lūžimo atplėštas kaulo kontūras. Tai irgi, kaip ir sakau, reikia visą laiką vertinti su klinika ir labai atidžiai žiūrėti ir į pacientą, ir į mūsų radinius. Vaizdas tai klasikinis. Čia skersinis vaizdas tos pačios sausgyslės. Irgi štai šitoj vietoj, tikrai, pagal ultragarsą čia yra tikrai trauma. Atkeltas antkaulis, čia tikrai taip neturi būti. Kitoj pusėje, pas tą pačią mūsų pacientę, pakitimai dar įdomesni. Atsiprašau, biskį grįšiu atgal. Šitoj vietoj, kodėl tu nesustoji? Šitoj vietoj matome netgi dar labiau atkeltas toksai kaip ir fragmentas, o štai šita vieta. Atrodo, pakitimai dar labiau buvo išreikšti, dar didesnė turėjo būti trauma, bet kaip ir sakau, jinai kažkokios traumas neprisimena, bet akivaizdu, kad čia yra greičiausiai dėl tų visų ilgalaikio sportavimo pasiekojo. Čia tos praleisiu, apie stabilumus jau šnekėjau, čia tiesiog ilgalaikiai, kaip pasakyti, reiškiniai, kai suaugusiems mes galim pamatyti osteochondropatijas irgi blauzdikaulio srityse ir kaip tai atrodo tokie savotiškai irgi susiformuoja atskiri kaulėjimo branduoliai. Ir ultragarsas yra
gali atrodyti štai taip, yra sustorėjusi sausgyslė, girnelės sausgyslė, atskiras branduolys, papildomų visokių kalcinatų, pakitimų galima įvairiausių rasti. Stabilumą jau įrodžiau, tiesiog lenkinėjam kelią ir mes matom, kaip šitas branduoliukas jisai važinėja, po truputį jisai nėra stabilus. Aukštyn žemyn, matom, kaip jisai juda, tiesiog reikia atkreipdėmėsi tokius mikrojudesius. Čia skersinis šitos sausgyslės vaizdas, matome šitoj vietoj išilginį girnelės sausgyslės plyšimą, čia matom lokalus hipoechogeniškumas, jau nekalbant apie tai, kad pati sausgyslė yra ženkliai sustorėjusi, heterogeninio tankio, bet šitoje vietoje netgi ir plyšta. Kitas dalykas dar irgi labai įdomu, kad šitas plyšimas, kaip mato, tiesiai rodo netgi į tą osteochondropatinį židinį. Visai šalia prie pat jo prieina. Ir kaip atrodo štai pas šitą pacientą, aiškiai išilginis atplyšimas. Dėl senų pakitimų akivaizdu, kad tai nėra ūmu, bet būtent taip gražiai atrodo sausgyslė. Nepamirškit visą laiką pamačius pakitimus sausgyslėse pridėti ir doplerį įvertinti dėl kraujotakos. Kaip matot, irgi šiuo atveju sausgyslė jinai yra susigarankšliavusi, tai reiškia, ko yra nuleista, tam, kad, kaip pasakyti, galėčiau laisvai vertinti kraujotaką ir jinai tikrai yra. Taip, čia tikrai įdomus toksai atvejis. 37 metų moteris prieš 5 savaitės patyrė rimtą traumą Lenkijoje. Ir visi susikoncentravo traumatologai grinai į pėdos sritį. Jai ir paskaudėjo ir kelį, bet pėdų rado lūžimus, viskas, reikia pėdą žiūrėti, bet jai kelį be proto skauda, jinai vos ėjo į kabinetą. Ir žiūrėkit, ką aš čia radau. Čia yra belekas. Tikrai mane išpylė prakaitas, nes aš tikrai nesitikėjau tokių vaizdų. Štai taip atrodo grinai avulsiniai lūžimai insersijos srityje. Štai avulsiniai fragmentai. Rentgenogramų jie nieko nematė, nekreipė dėmesio, ten sakė viskas tvarkoj su rentgenu. Na, akivaizdu, kad čia problemos yra didžiulės šitoje vietoje. Aišku, spaudžiant jai skausminga, edema, uždegiminiai pakitimai. Dar, čia skersinis vaizdas, girnelės sausgyslė, uždegimas aplinkui ir važiuojant link šiurkštumos, štai matosi tie avulsiniai fragmentai. Dar daugybė visokių smulkesnių. Ir matosi, kaip ir prieš tai rodžiau pas mergaitę, grinai atkelto antkaulio tokia reakcija savotiškai. Taip, dar kalbant apie dislokacijas, irgi labai svarbus dalykas, ypač be abejo vaikams, dažniausiai ir būna po traumos. Klausimas pirmas būna, ar girnelė buvo išėjusi ar neišėjusi. Ir magnetinio rezonanso metu be abejo yra patogi, kaip pasakyti, gan aiškiai diagnozuojama, nes yra matoma kaulų čiulpų edema, tipinis vaizdas tai yra, kai būtent girnelis viename kontūre edema ir būtent šlaunikolio viename gumbore edema. Tiesiog dislokacijos metu šitas girnelį kontaktavo su šlaunikoliu, paskui vėl atsistatė ir magnetiniam rezonanse matosi štai tipinį kaulų čiulpų edema. Kartais ir štai matosi MPFL medialinio patelofemoralinio raiščio pilnas plyšimas. Ką mes galim ultragarsu pamatyti, tai tikrai irgi pakankamai įvertinti būtent tą medialinį patelofemoralinį raištį bei girnelės vidinį kontūrą. Ir tiesiog pradžiai norma, mūsų girnelės vidinis štai kontūras. Jisai šiek tiek suveltas, bet yra vėlgi normos variantas, čia jau sausgyslė ryškėja, vėl grįžta atgal po truputį, štai girnelė ir kartais sušmėžuoja štai tokia tamsesnė struktūra, tai mūsų MPFL-as. Normos atveju, jeigu jis nepakitęs, mes jo ir neišdiferencijuosim, jisai sunkiai matomas. Ir kitoj pusė, kur buvo girnelės dislokacija, mes vertinam girnelės štai kontūrą.
važiuojame aukštyn ir štai matom aiškius avulsinius lūžimus, būtent štai jie matomi, keletas jų, juos galim išmatuoti, kiek yra, ant kiek pasislinkę. Ir vieta tipinė, tikrai ultragarsu, tokius smulkius avulsijos lūžimus tikrai galim pamatyti. Yra tekę tokių klinikinių atvejų turėti, kai ir rentgenogramose nesimato, ir kompiuteriniai tomografijoje nesimato, nes būna toksai submilimetrinis atskilimas kaulinio kontūro ir kompiuterinė tomografija tą pražiūri. Dar kitas pavyzdys, tiesiog išilginėme vaizde, štai matosi visas toks atskilimas vidinio girnelės kontūro. Štai šitie atskiri tokie avulsiniai branduoliai. Kitas pavyzdys. Smulkus avulsiniai fragmentai ties girnelės kontūru. Ir išilginis vaizdas. Štai toksai. Štai visas kraštas čia atskilęs ir gražiai tolygiai. Visiškai atskilus fragmentas. Na, rentgenologiškai, kaip ir sakiau, kartais jeigu ašinėse vaizduose, tangecialinėse vaizduose galima pamatyti tokius fragmentus. Bet ne visada. Čia šitą pavyzdį visiems rodau, kad papildomai be šito apžiūrėjimos girnelės reikia būtinai apžiūrėti šoninės kišenės, nes mes kartais galim pamatyti štai tokius radinius, labai įdomius radinius. Tai yra kremzlės gabalas, čia visa kremzlė ir su dalimi kaulo. Ir pasakyti mes aišku nepasakysim iš kur, bet magnetinio rezonanso metu greičiausiai čia bus iš kažkokio girnelės vidinio kontūros atplištas visas tas osteochondrozinis fragmentas ir jisai nukeliavęs į kišenės ir mes ultragarsu galime aiškiai tą pamatyti. Šito vaizdo rentgenogramose tikrai nematysim, nes tai kremzlinis audinys, bet ultragarsu mes jį puikiai matom. Papildomai galima vaikams rasti ir meniskų plyšimų, vėlgi dažniausiai aišku sportininkam, kurie aktyviai sportuoja. Meniskas atrodo štai taip normalus, o dešinė pusė identiškai mes aiškiai matome plyšimą. Ir kas mane tikrai, kaip pasakyti, verčia į neviltį, kad šitam vaikui buvo padarytas magnetinis rezonansas ir buvo neigiamas. Negaliu paaiškinti. Atsakymas buvo neigiamas, meniskas neplyšęs, nors ultragarsu vaizdas tipinis. Dar atsitiktiniai radiniai vaikams, vėlgi aktyviai sportuojantiems pagrinde. Tai yra tas ankštumas, noriu visiems, kaip pasakyti, akcentuoti, dar kartą kreipkite dėmesį ir riebalinį audinį, būtent Hofą, infrapateliarinį, jo echogeniškumą, nes irgi kartais duoda nors už ko užsikabinti ir aiškiai matome išreikšta edema, lokali edema, netgi su skysčio intarpais ir akivaizdu, kad yra traumuojama ta vieta, lokalus ankštumas ir be abejo pacientės lokalus skausmingumas. Ir vėlgi, čia ta pati pacientė, dešinė pusė matote skersinis vaizdas riebalinio kūno, o kairė po biskį kyla aukštyn. Riebalinės audinys darosi didesnio echogeniškumo ir štai lokaliai yra skysčio sankaupa, uždegiminis grinai riebalinis audinys su skysčio intarpais. Na, Bekerio cistas jau kalbėjom ne vieną kartą, tik dar bandysiu akcentuoti, kad vaikams dažniausiai Bekerio cistai yra dėl būtent gastrocnemios semimembranosus burzito, jeigu pilną pavadinimą. Tik tais vyresnėme amžiuje yra didesnė tikimybė, kad tos Bekerio cistos arba tie burzitai turės kontaktą su sąnario ertme pačia. Na ir išvados tikrai ultragarsą galima daug ką naudoti ir daug ką pamatyti, jau tikrai tą ne vieną kartą matėt. Tai tiek iš mano šios paskaitėlės, ar yra kokių klausimų?